žinai, mes vyresnieji labai greitą dėl visko įsižeidžiam ir manome, kad nemėgsta. Yra žmonių, kurie labai gerbė ir labai myli ir mėgsta senesnius žmonės ir žino, kad jie turi daug ką pasakyti ir įdomaus ką pasakyti. Ne, kai kuris jaunimas visai neįdomus, nieko neturi pasakyti, bando daug ką pasakyti. Ne. Tai va, Teresėlė pagalvojo, kadangi jūsų buvo labai graži draugystė su vyru, su Pautieniu, tai pagalvoju, kad jūs galėtumėt ką nors tokio, žinai, intimesnio, ką žinot apie Pautienių, koks jis buvo, koks jo būdas, charakteris, viskas. Tai ir kaip dailininkas, ir kaip žmogus, ir kaip kolega, ar, reiškia, visuomenėje, kaip pasireiškė. Jis buvo energingas, draugiškas ir labai socialus žmogus buvo ir labai, kiek aš suprantu, mylėjo šeimą. Jis tikrai širdingai mylėjo. Stengėsi. Reikia atsiminti, koks audringas gyvenimas buvo jūsų po karo metu ir po karo, kada reikėjo palikti tėvynę ir bėgti per pasaulį, per, taip sakant, kelmus ir pelkes visokius ir įsikurti naujam pasauliui gyvenimui. Tai yra dalykas toks. Kas nėra pergyvenęs, tai ir jautresnis žmogus dar atjaus supras, bet kas yra toks materialistinis žmogus. Ir jo neliečia, tai ir nesirūpina kitų žmonių. Dailininkė, aš tik norėjau trumpai jums atminti, kokius klausimus aš norėsiu jums statyti. Ir tie klausimai yra dviejų pobūdžių. Vieną etapą norėčiau trumpai paliesti, tai jūs asmeniškai, kur jūs gimėt, kada atvykote į Ameriką ir trumpai apie Amerikos lietuvių kultūrinį ir meninį gyvenimą prieš diplomus. Labai taip trumpai ir paskui turėsiu klausimų apie patį dailininką Pautienių ir jūsų ryšį su juo. Tai čia maždaug 2 dalys pokalbio, kurio tikiuosi mes galėsim, gal ne per daug giliai, bet gal taip asmeniškai iš jūsų pergyvenimų, ne tiek faktus, kiek jūsų požiūrį. Galiu nutraukti 1 minutę. Aš matau, čia yra jūsų tas fenas. Tai aš norėčiau tą feną čia pasukti lygiai arčiau, lygiai čia, kiek šniūras leidžia. Tai mums nebus taip karšta. Mato, dailininkė, taip, aš skaičiau jūsų biografijoje pagal enciklopediją, kurio mes visi pasitikim, kad atvykote į Ameriką 1913 metais. Tai kiek jūs galėjot metų būti tada? Dabar? Kada atvykote į Ameriką, kokio amžiaus buvote tada? Buvau. Dabar man bus spalio mėnesį 90, o 13 metais reikia atimti dabar. Tai jaunas vyras buvote? Ne. Kariuomenę neturėtų. Bėgo nuo caro kariuomenės, tai čia užbėgo, nuo vilko meškos. Tai jūs buvot vienas iš tų, kur bėgot nuo caro kariuomenės? Ja. Tėvas nenorėjo, kad aš eičiau. Tai atvykote pats vienas jaunas vyras į Ameriką? Aš buvau turbūt apie 18 metų, rodos apie tiek.